Kiekviena jūsų kūno ląstelė turi labai paprastą principą. 70% energijos jinai atiduoda kūnui, 30 pasiema savo. Jeigu mes dabar tą patį dalyką padarysim reversu, jeigu ląstelė 70% pasiema savo, jinai patampa vėžinė. Lygiai tas pats yra su draugystė. Dėl ko aš galiu Tadui paskambinti po 15 metų, kol mes, ta prasme, nebendram, kaip mes ten pažįstami, susijungę Facebook'e, ten tas anas, bet, ta prasme, toks, kad mes matytumės kiekvieną savaitgalį, to nėra. Skiria miestai, ta prasme, jo reikalai, mano reikalai. Bet aš esu dafiga padaręs Tadui gyvenime ir aš turiu pakankamai švarę sąžinę skambinti jam ir kažko man pareikalauti. Lygiai taip pat Tadas yra padaręs man. O draugystės esmė yra, tu daugiau įdedi, mažiau reikalaudamas. Bet kai tau ateina kritinis momentas, tu gali, ta prasme, tu turi kreditą. Su pora lygiai tas pats. Poroj, juk kad išlaikyti tą pačią pusiausvyrą, principas tas pats. Žiūrėkim, čia yra vyras, čia yra moteris. Vat jisai duoda 70, leidžia tave į seminarą ir visą kitą. Tu duodi 70. Per vidurį labai gražiai gaunasi, ta prasme, jūs abudu turit totaliai, reiškia, pliusinį balansą. Jeigu vyras tik kaip kiaulė parėjęs, tai kur sriuba, pavalgė, jūs sakai seminarą, blem, aš pavargęs, koks seminaras ir visą kitą. Viskas, čia vyras, kuris ima savo. Klausimas yra toks, kiek užtruks, kol tas vyras bus darbo biržai, ta prasme, ir sakys kitom, gal nori su manim turėti vaiką? Greitai. Pagrindinis dalykas, jeigu kažkuris iš poros pradeda labiau valgyti, negu duoti porai, bet aš čia ne apie maistą. Tiesiog, ta prasme,